dinamito lazdelė. O, tai čia mūsų motikai, klausykit, hebrytė. Va tokie, va. Lygiai 15 minučių užtruko nuo kelionės pradžios, kada tas pirmas gedimas ir išlindo. Sutemus važiuoti serpantinais vingiuotų keliu. Manjana gazolina? Mes tik tai jau atvykę paskui Boliviją supratom, kad kuro trūkumo problema yra daug rimtesnė, negu mes galėjome įsivaizduoti. Vienoje stovi sunkvežimiai, kitoje stovi lengvosios, bet ten nelabai panašėjo, kad ten būtų kuro ir kad kas nors piltųsi tą kurą į savo automobilį. Buvo labai sunku po to Sierą. Užsinešti daiktus, net nueiti kažkur buvo labai sunku. Ką jau kalbėti apie motociklo pastatymą ant kojelės, grandinės sutepimą. Po kiekvieno kažkokio tokio veiksmo reikėjo prisėsti, atsikvėpuoti, reiškia vėl prisipildyti plaučius to išretėjusio oro. Neturiu jėgų. Nes kol nesam pripratę, buvo iš tikrųjų toks labai sudėtingas dalykas. 4 kilometrų aukštis. Dar neįvakas, nu davai. Asmeniškai man tai pradėjo baisiai skaudėti galvą, akis, aišku, sukilo kraujo spaudimas greičiausiai, nes pradėjo bėgti kraujas iš nosies. Žodžiu, malonumo nedaug. Tai naktis buvo, sakykime, tokia sveikatos prasme nerami labai. Teko vartoti ir vaistus. Mūsų planas buvo ambicingas. Pradėjom Santa Cruzę, tada Akilę, tada Sukrę ir visi tie miestai pridėdavom beveik kilometrą altitudės. Nuo 2,5 kilometrų aukščio pakilom tiesiog į 4 su trupučiu per vieną dieną. Tai realiai neturėjom jokios normalios aklimatizacijos pagal kaip ją turėtume atlikti. Kokia mano pagalba ta šiandien? Visiems taip, ar kiek labai atvirai, ar kiek mažiau atvirai, ar visi vis tiek pasvajodam, kad mums reikia paragauti kokos lapų. Literatūra rašė, kad turėtų sumažinti aukščio ligos simptomus. Kažką labai primena, toks kaip ant sausainių gal būna pabarstytas. Kokie tau sausainiai, čia kaip vantos lapą valgyti po pirties. Jų reikia labai daug prisidėti už žandų, gal 100 lapelių ir juos porą valandų žiaumot. Paragavau ir tiesiog išspjoviau, nes, aš neįsivaizduoju, kaip ten žmonės valandas tą laiko, gal gali nepatogu, ten kažkur šalme laikyti. Bjauri ta koka iš tikrųjų, išskiria tam tikrą aliejų, su labai dideliu azartu to ėmėmės ir labai greitai pametėm tą visą entuziazmą. Turbūt buvau vienintelis kompanijoje, kuriam tie kokos lapai tikrai padėjo nuo aukštikalnės. Bolivijoje mes turėjom norą padaryti kelis dalykus. Pasivažinėti Plynaukštę, nuvažiuoti į Ujūnio druskų ežerą, nuvažiuoti į Mirties kelią, palenktyniauti su lamomis, paragauti kokos lapų. Ir Justinas sako, aš noriu susprogdinti dinamito lazdelę. Ir gal net man ją pavyktų įdėti į kaktusą ir tą kaktusą dar susprogdinti. O kodėlgi ne? Aš galiu šypsoti, sakyk, ko šypsaisis tada. Vakar kalnuose
Nusipirkom nelegaliai iš Kalnakasių tokį daiktą. Jo, tai dinamitas. Iš tikrųjų, dinamitas tai buvo mano tam tikra tokia slapta ir vieša svajonė, kad nuvažiavus į Boliviją, aplankius tas kasyklas, mes tikrai gausim to dinamito. Ir pabandysim patys tą dinamitą išbandyti, kaip naujai pakrikštyti kalnakasiai. Ir po visų šitų politinių neramumų, kai policininkas buvo susprogdintas dinamitu, aš tikėjausi, kad jisai tą dinamito susprogdinimo planą yra tiesiog padėjęs į šoną, kad tai buvo tik tai juokas, kažkokia vaikiška užgaida. Iš tikrųjų nebuvo lengva jo gauti. Apsilankius toj Potosi kasyklose, kurių ten yra begalė tame kalne, mes vienų kitų klausinėjom, ar jie nelabai norėjo, ar nelabai suprato. Bolivijos valdžia pradėjo riboti, neribotą prieš tai prekybą dinamitu. Bet ten galų gale, baigiantis lankymu tų visų kasyklų, išlindo 3 visai atsipūtę kalnakasiai, linksmi, krikštaujantis ir nežinau, kiek jie tos kokos lapų turėjo už žando užsikišti, kad taip atlaikyt. Mes pagaliau gavom vieną dinamito lazdelę. Su 2 minučių ilgio knatu ir salietra mums dar gerai žinoma. Tas jaunimas buvo antiek paslaugus, sakė, apvyniokit, dar geriau čia eis viskas. Gavę to dinamito apsidžiaugia, kai maži vaikai. Tas, taip sakant, vaikiškas noras, jisai labai greitai gali būti įgyvendintas, bet kai prabunda suaugęs žmogus tavyje ir tu turi, reiškia, dinamitą rankoje, tu galvoji, o vargė, dabar ką reikės daryti su tuo dinamitu, kur mums jį reikės susipakuoti, kaip mums jį reikės vežtis. Ir kitą rytą, kai reikėjo transportuoti, mes nei vienas nežinom, ant kiek čia yra jautri medžiaga, ar jinai degi, ar jinai sprogi pati iš savęs. Kažkur čia mačiau Danger Explosive. Turbūt ne veltui parašė šitą pavadinimą. Kolegos siūlė, kodėlgi neįsidėjus detonatoriaus iš principo šalia mano benzino vežamo. Aš vežiau mūsų atsarginį benzą, tai gavau pasiūlymą ten įdėti, bet atsisakiau, kad šitas nuotykių filmas netaptų veiksmo filmų su dideliais sprogimais manimi epicentre. Jo, negali nei degiklio, nei dinamito lazdelę sudėti į vieną vietą, tai mes jos atskyrėm. Aš prisimenu degiklį su detonatorium, įkišau dar į atskirą maišelį, įdėjau į šoninį krepšį. Ja, aš tai norėjau iš tikrųjų atsikratyti kuo greičiau to dinamitu. Kai degiau visų to entuziazmų, kad jį reikia pirkti, kad jį čia važiuosim, tai kai atėjo ta diena X, kai mums rekomendavo, kad kai gilyn į dykumą išvažiuosit, kur nėra apgyvendinta, bandykit ten. Tai aš jau ieškojau nuo pat ryto tos vietos, kur mes galim atsikratyti to dinamito ir galim jį susprogdinti. Suradom gerą vietą, matėsi šiek tiek toliau paėjus išgraužtų tarpeklių grunte. Tai atrodė tikrai gera vieta, tiesiog pabandyti jį išsprogdinti. Tai Justinas ėmėsi vėliavos kartu su Tomu. Ką žinau, Juliau, mano įsitikinimu svetimoje šalyje sprogdinti čia kalnus nėra pati šviesiausia mintis, ne? Bet ar tu savoje šalyje sprogdintum? Kažkaip tos drąsos neaugo, jinai mažėjo turbūt, kaip čia reikia daryti ir kaip čia pasielgti. Mes kaip ekspertai sprogdinimo apsitarėm, kaip čia geriausiai, kur dėti, kaip degti ir kaip bėgti. Gerai. Nunešė tą dinamito lazdelę ir įkišė tam tikrą plyšį, tokios kaip ir pakalnės. Neslėpsiu, tiek rankos biškai drebėjo ir širdelė virpėjo, kai reikėjo į dinamito lazdą įkištą detonatorių ir kai neturi visiškai tame patirties, tai ten mintis aplanko visokios, visa paletė tų minčių. Tai dabar jau sprogsiu, ar dar aš nueisiu ir sprogs, ar kaip čia viskas bus. Justinas ėmėsi iniciatyvos uždeginėti, jam nepavyko. Neina uždegt! Kaip manai, pakankamas atstumas nuo mūsų? Manau, gal net biški per didelis. Čia 200 metrų kokie yra. Tada iniciatyvą perėmiau aš.
Ir 2 minutės šiaip turėjom, kol sprogs. Tai tas bėgimas turbūt 15 sekundžių daugiau netruko. Gal pabandom nupjauti biškį. Bėkit! Pasislėpėm ten, kas už motociklo, kas už ko galėjo. Visi norėjom nufilmuoti tą efektingą sprogimą. Aš net nejau, aš užstačiau kameras, laukiu, kol kažkas įvyks. Aš jau galvoju, čia kaip duos, tai duos. Reiškia, kalnas nusiris. 20 sekundžių. Ir jau tu filmuoji su kamera ir rodo, kad tu filmuoji jau ten minutė apie 9, jau 2, 2:15 ir panašiai, ir kaip nėra, taip nėra. Ne, kažkas ne taip. Ir tuo momentu tik tais mes pradėjom šnekėti, kad čia kažkas tikrai negerai ir buvo... Ir viskas? Čia aš, kuris buvo skeptiškiausias šito dinamito klausimų, tikėjausi ir didžiausio sprogimo turbūt. Lama padarė saltę? Nu visai pasismaginom čia, ne? Nelabai. Ar nelabai smagu buvo? Aš vaikystėje rimtesnį padarydavau. Dar? Dar, mes jau žinom. Ujunis tiesiog išsprogdina mūsų visų galvas ir kaip mes įsivaizduojam, kaip dabar 21 amžiui atrodo miestai, kaimai. Man asocijavosi su tokiu, nežinau, senų kaubojų filmu, kur tiesiog namai ir po to kažkoks dulkinas kelias ir ten, nežinau, te trūksta tų dulkių, ten rutulų per kelią einančių. Burning Man vertas vaizdas, ten galės persikelt turbūt tas festivalis, jeigu anoj dykumoje uždraustų. Mūsų pirmas tikslas su Ujuniu buvo gauti kuro, nes mes jau važiavom tuščiais bakais ant garų, bet leidomės nuo kalno ir tai žadėjo, kad iki miesto nuriedėt mes nuriedėsim. Bet nuriedėjus iki to miesto, tas džiugesys labai greit baigėsi. Žmonių minios, tiesiog jie atvažiuoja su tokiais kanistriukais ir mes stebim vaizdą ir nelabai galim patikėti, kas ten darosi. Moteriškė su didžiulė medinė kartim merkia į kažkokias požeminės talpyklas kuro tą kartį medinę, ištraukia ir pasakoja kažką, ko mes tuo metu nesuprantam, bet visi žmonės nuleidžia galvas. Jie sužino, kad jiems šiandien kuro gauti nepavyks. Ir jie tuomet su tais pačiais savo tuščiais bakais vėl sulipa į autobusą, kuriuo jie atvažiavo ir važiuoja atgal į savo kaimus. Atrodo, kad suradom pakankamai neilgą eilę degaliniai pirmoji. Jie atsistojom ir, matom, kad ir vieni biški kreivai žiūri, ir kiti kreivai žiūri, tada dar atsisuki, matai, kad iš tikrųjų tai eilė yra tenais ir čia tik tarpas mašinom paliktas pravažiuoti, o ta eilė ten begalinė, bet mums tikrai labai reikėjo benzino ir mes tiesiog pasilikom stovėti ten, kur stovėjom, kol mūsų kažkas neateis pakalbint. Gal ir užsipils? Labai gerai. Mes darėm, ką manau, būdami ar lietuviais, ar būdami mumis, ką geriausiai mokam. Tai dėrėjomės, lindom, buvom nagli. Iš tikrųjų darėm viską, kad gautumėm kuro.
Ragavau, tikrai ne ledas, sūru ir gerai ratai sukimba. Jausmas nerealus, horizonto nesimato, vietomis gali matyti kalnus, bet šiaip gali lėkt, plaukus pasileidęs ir libertadonės visa laisvė tavo. Stovim čia ant visiško atributo Bolivijos, didžiausio pasaulyje Druskos ežero. Ir kaip maži vaikai galim išdarinėti tą, ką norim. Fantastika. Oras fantastiškas, vieta fantastiška, smegenys vos suvokia, kas čia yra. Tiesiog. Beribė platuma faktiškai ir tiesiog trūksta žodžių. Kaip dar galima, bet žodžių nėra. Gali būti, kad tai yra vienintelis kartas gyvenime, kada mes čia esame. Dalį sezono tas ežeras būna visas pasidengęs vandeniu, tai mums pasisekė, kad dabar buvo sausa, bet pakraščiuose vis dar buvo vandens. Na kaip dabar išvažiuoti, nes čia visur pliurza, čia klimsti, ne? Siaubekas. Ir ten vėlgi Justinas pasirinko vieną kryptį, mes ieškojom kaip kitaip pravažiuoti, šiek tiek sausiau. Taip ir saulę palydėsim. Arba pro aną pusę. Mūsų nuomos kontraktas sakė, kad mes privalom profesionaliai išplauti motociklus po pasivažinėjimo po Druskas. Supratau, kad tas plovimas yra labai tikslingas, nes turbūt jau po kelių dienų ten ta Druska būtų padarius labai daug darbo ant motociklų. Tai mes griebėmės pačios pirmos plovyklos, žinoma, nes jau temo iš principo, kai mes išvažinėjom. Kaidrus kelias. Faktas tas, kad mes čia kažko nesuprantam. Mes atvažiavom į Oruro miestą, kur kiek buvom skaitę, kad čia nėra jokių problemų su kuru. Ir iš tiesų degalinių yra krūvos, vilkikų, kurie turi puspriekabes, kurios gabena kurą, yra tiesiog šimtai, jeigu ne tūkstančiai, aš tiek nesu gyvenime matęs. Ir tiek degalinių, kiek mes aplankėm, nei viena neturi kuro. Nei viena. Visi pyksta, kad mes to kuro norim. Ir tiesiog veja mus kažkur lauk ieškoti kitur to kuro. Ir apvažiavom 10 degalinių turbūt jau ir to kuro kaip nėra, taip nėra. Mūsų laukia dar geros 3 valandos ir 2 su viršum 100 km iki sostinės La Pazo, bet be kuro tie kilometrai niekur nedings. Bandom ieškoti toliau kuro, bet jau rankos labai svyra žemyn, nes nežinom, ką mes čia netaip darom ir ko mums čia galima tikėtis. Taip pasišnekėjom su savo likimo broliais vietiniais, vieni kitus supratom ir pasakė tokį variantą, kad kadangi yra savaitgalis, tai tos valstybinės degalinės jos kuro neturi ir neturės iki rytdienos nei viena. Ir paminėjo, kad yra viena privati degalinė, kur mes dabar už 1,5 kilometro nuo čia galėtumėm gauti kuro, galimai. Tai dabar susižiūrėjom tiksliai, kur yra ta degalinė, bandysim važiuoti dar rasti to kuro. Tai degalinė sakė, kad turi mums pasiūlyti tarptautinę kainą, kas atrodytų geros žinios, bet sakė, už tą tarptautinę kainą varyti į eilės galą.
Nu, va ten kažkur. Nėra čia to eilės galo. Tai šito mes nepriėmėm už gryną pinigą. Justinas prakalbino degalinės operatorę gal iš kokio 3 karto. Vis dėlto pasakęs jam, kad mums reikia labai suspėti skrydį iš La Pazo. Tai atleido jos širdį, jinai tada mus supažindino su to policininku, kuris prižiūri eilę. Mes jį pavaišinom šiek tiek bolivarų ir mes tada tą eilę nesudėtingai užlindom, visi buvo geranoriški ir norėjo mums padėti suspėti į mūsų išsigalvotą tikslą tą dieną. La Pazas tai buvo tam tikras atspirties taškas, iš kurio mes važiuosim tą mirties kelią, nes mirties kelias dabar jau praradė savo tą prasmę, kurią jis turėjo labai daug dešimtmečių, kadangi pastatytas yra aplinkkelis. Ir nebūtume mes turbūt, kad mes nesurastumėm tam tikrų nuotykių visame tame. Ir iš vakaro kaip tokie stropus motociklistai sugalvom pasitempt grandinės, pasipildyti tepalo atsargas ir taip toliau. Ir Viktoras rado, kad jo motociklo galinis ratas turi jau netoleruojamą tokį didžiulį judėjimą ir kad ten nėra kažkoks labai paprastas sprendimas. Paėmiau ir pajudinau galinį ratą, taip, ar ne? Ir aš supratau, kad guolių tame galinėme rate tai tiesiog nebėra. Ten reikia juos nedelsiant keisti, nes ratai ant motociklo yra tik tai 2. Ir jeigu nedaug dievė vienas užsiblokuotų kokiam nors posūkyje ar mirties kelio atkarpoj. Ir ta pradėjo vyniotis naują istoriją. Kaip juos gauti, kaip greitai pakeisti. Aišku, mes turėjom iš tikrųjų fantastišką komunikaciją su mūsų nuomotojų tų motociklų, bet Pietų Amerika irgi davė žinoti apie save. Didžiausia problema buvo tai, kad ne viskas vyksta taip greitai. To motociklo mes laukiam ryte, tikėdamėsi, kad visiems 4 pavyks nuvažiuoti tuo mirties keliu. Bet Tomas pradėjo naršyti programėlį ir sako, vaikinai, žiūrėkit. Jeigu mes ir važiuosim, tai mes ten nieko gero nepamatysim, greičiausiai tai bus lietus. Vėlgi ten ir vėsoka. Ir tada buvo priimtas toks skausmingas sprendimas, kad Tomekas duoda savo motociklą Viktorui, o Viktoro motociklas lieka La Paze ir būna taisomas. Nepaisant to, kaip mes Tomą bandėm įtikinėti, bandėm tempti laiką, laukdami to motociklo jau suremontuoto su pakeistais guoliais, mums nepavyko Tomo įtikinti. Ką rašai paskutinę žinutę? Testamentą surašinėjai. Iš tikrųjų, aš po to dar ilgai mąsčiau, kas buvo baisiau, ar tas mirties kelias, ar kaip mes važiavom to mirties kelio. Išvažiavus iš La Pazo, tu pakėlė šiek tiek virš 5 km aukščių kalnų virtinę ir ten viskas pasikeičia. Mūsų pasitiko debesis, pasitiko lietus, didžiulis rūkas, turbūt kokie maksimum 3-5 metrai matomumas. Mirties keliui apsikeičia eismas. Jeigu tu važiuoji šiaip dešinę pusę, ten tu turi važiuoti kairę pusę. Tam tikras saugumo elementas, ar ne? Važiuojant palei kelią taip pat turi labai didžiulį šlaitą, kuris jau yra absoliučiai džiunglėmis apaugęs, labai drėgnas, nežinau, kas 50 metrų turi po naują krioklį. Tai tavo kelias būna palenda po uola, tai jis eina visai šalia to beribio krašto.
man galva važiuojant nesugebėjo išnešti, kaip ten, kai jisai buvo pagrindinis susisiekimo būdas, kaip ten prasilenkdavo tie autobusai, sunkvežimiai, lengvieji automobiliai. Ir mes važiavom praškai visą laiką rūke, lietuje ir netaip matėsi tas visas skardis iš tikrųjų, kur mes važiuojam, bet steptelėjus ir pasižiūrėjus, kur veda tas šlaitas ir jis veda į niekur. Ir tas kelias ir pats važiavimas, jis yra labai paprastas bet kokiam labiau įgudusiam motociklistui, bet jeigu tik pamestum koncentraciją sekundės daliai, tai visi tavo skilsai nugermėtų kilometrus apačion ir nebesusirinktum turbūt savęs iš detalių. Nu ką, vyrai, sveikinu įveikus vieną iš sudėtingiausių pasaulio kelių. Oh, yeah. Kai mes įveikėm tą mirties kelio atkarpą, mes pradėjom galvoti, o kas yra tikrasis mirties kelias? Ar tas kelias, kuriuo mes ką tik pravažiavom, kuris buvo nepaprastai smagus, bet neatrodė mums toks pavojingas, ypač su motociklais. Ar tas kelias, kuriuo mes netrukus važiuosim, nes mums reikėjo naktį visiškai kiaurai šlapiems per tą patį lietų grįžti per aukštus kalnus į La Pazą. Aukšti kalnai reiškia, kad kuo tu aukščiau kyli, tuo darosi šalčiau. Tai kažkuriuo metu buvo gal 4 ar 5 tik tai laipsniai šilumos. Mes sušalom tikrai labai stipriai. Kiekviena diena ir iki pat kelionės pabaigos mano požiūris į Boliviją keitėsi labai teigiamai. Ir ten turbūt reiktų gerokai daugiau laiko praleisti, kad tu galėtum pasidaryti tam tikras išvadas, įstatyti tą šalį tam tikrus rėmus ar brėžimus. Žmonės, gamta ir visa, kas supantis, tai atpirko viską nuo iki ir lūkesčius pakėlė į dar didesnį lygį, nes tikėjausi vieno, o atvažiavęs gavau tikrai daug daugiau. Mes pamatėm tik labai nedidelę Bolivijos dalį ir patyrėm labai nedaug. Todėl aš galvočiau, kad į Boliviją dar galima ir sugrįžti kažkuriuo tai metu.